Ką daryti, kai kalbėsi su žmonėmis, su kuriais nesutinki? Man teko turėti keiščiausių pokalbių. Ir su nesiskiepinčiais ar chemtrailų bijančiais medikais. Žmonėmis, nemanančiais, kad yra gravitacija. Besirimenčiais slaviškomis vedomis ar manančių, kad Barbės filmas buvo prastas. Visais šiais atvejais kyla klausimas, kaip iš vis tokių pokalbių imtis, kaip ramiai reaguoti, nesugadinti santykių ar net įtakoti kito žmogaus nuomonę. Remiantis savo daugiametę patirtimi ir naudingomis įžvalgomis, siūlau praktinį gidą, kaip kalbėti su žmonėmis, su kuriais nesutinki. Pradžiai reikėtų pagalvoti, koks viso pokalbio tikslas. Yra sakančių, kad tai turėtų būti noras suprasti kitą žmogų, išmokti iš jo, išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų, bet tai netiesa. Svarbiausia nepamiršti, kad tavo oponentas yra visiškas idiotas, kuris turi blogų ketinimų. Taigi pagrindinis tikslas yra įrodyti, kad jis klysta ir jį pažeminti. Tai nėra šiaip pašnekesys prie kavos, o žodinis karas ir yra strategijų užtikrinančių pergalę. Taktinis minčių žemėlapis būtų toks. Apačioje turim žmogaus motyvus, kurie skatina palaikyti tam tikrus teiginius. Dažniausiai jie yra etinio pobūdžio. Tai, ką žmogus laiko geru ar kas jam rūpi. Jei galvotum apie save, tai būtų tau svarbios vertybės, kaip kad laisvė, sąžiningumas, teisingumas ir panašiai. O kalbant apie oponentus, tai ko jie nekenčia ar jiem nepatinka. Pavyzdžiui, kaip kad konservatoriai nori išnaikinti gėjus, o liberalai propaguoti savo iškrypimus, o kairieji nubausti baltuosius heteroseksualius vyrus. Antras laiptelis yra būdai, kaip žmonės formuoja savo įsitikinimus. Kaip atsirenka informaciją. Pavyzdžiui, tu nuodugniai atsirenki šaltinius ir juos įvertini. Pasidomi, ką teigia autoritetai. Kai tuo tarpu tie idiotai oponentai tiesiog perskaito vieną propagandinį Facebook'o įrašą ar iš užpakalio ištraukia įrodymus. Po to eina pačio žmogaus savybės, kaip jis atrodo, kuo užsiima. Ir galiausiai, kaip formuluoja savo mintis, kaip rašo ir taip toliau. Geram puolimui svarbiausia viršutinės dalys, apačia bereikšmė. Pradžiai reikėtų orientuotis į tai, kas greičiausiai pastebima. Jei kalbama raštu, tai gramatės klaidos, emodžiai. Jei žodžiu kalbant, tai bet kokie kalbos defektai. Keistos intonacijos, priežodžiai, ypač gerai, jei ne taip taria žodžius, painioja sąvokas ar naudoja anglicizmus. Ta reikia paminėti pirmiausia. Po to eina išvaizda. Reikia būtinai akcentuoti, jei žmogus išvaizda netobula. Kaip rodo tyrimai, išties žmonės labiau pasitikė gražiai žmonėmis. Pavyzdžiui, pabandyk tu parduoti maisto papildą be six-pack. Vėliau jau galima imtis visų asociacijų, kurias sukelia panašiai manantis žmonės. Nebūtinai oponentas turi jam priklausyti. Galima lengvai jį priskirti pačiam. Plius pagrindinės kategorijos, kaip kad vatnikas, šeimomaršistas, leftistas, labai plačios ir visiems tinka. Tada jau galima minėti visus stereotipus ar ekstremaliausius požiūrius. Porą pavyzdžių, kuriuos rašė minėtos knygos autoriai Twitter'e. Svarbu atkreipti dėmesį ir į pačią kalbą ir jos pateikimą. Anksčiau jau minėjau žinimus, bet ir jų formuluotė labai svarbi. Reikia pulti ne įsitikinimus, o juos palaikančių žmonės. Vietoj kokia kvaila idėja, reikia sakyti, tik kvailys gali taip manyti. Bendrai svarbu būti nemandagiam ir agresyviam. Kartu vertinuoti kuo daugiau mokslinio žargono. Žymių žmonių citatų, taip iškart atrodysi protingesnis. Kartu svarbu nepamiršti prieštaringai vertinimų sąvokų. Bus proga pokalbį nukreipti prie apibrėžimų ir aiškinimusi bei kaltinimų, kad priešininkas nieko nesupranta. Reikėtų stengtis kalbėti kuo greičiau ir minėti kiek galima daugiau temų. Tai bus sunku į viską atsakyti. O paprasčiausias patarimas būti tiesiog garsesniu ir paskutinių ką nors sakančių. Žurnalistus nusipirko prieš 25 metus. Niekas ne prieš švietimą ir visus tos mokesčius. Taip, mokytojai gauna dabar didesnius atlyginimus. Jūs užsiimat populizmu. Žiūrėkite, aš neužsiimu populizmu, aš užsiimu to, ką mums Europos komisija nuo 2012 metų sako. Kelios galimos bendravimo klaidos ir kaip jų išvengti. Vienas svarbiausių dalykų yra nepripažinti, kad klysti, ar ko nors nežinai. Tokiu atveju reikia greitai tai maskuoti, keičiant temą ar prisikabinant prie nereikšmingų detalių.
žodžių brėžimų, ar dar geriau pereiti į puolimą. Kartu reikia neprasti budrumo ir kiek galima labiau nesutikti, kad ir tavo pusėje yra radikalių, nepateisinamų požiūrių. Bendrai reikia vengti sutikti ar rasti bendrumų. Mat, bet kokie niuansai kenkia. Turi būti aiškios dvi pusės. Gera ir to atsilikėlio, su kuriuo šnekėsi. Visiškai nereikia klausytis, ką kitas žmogus sako. Užtenka jį pertraukti ir pabaiginėti sakinius už jį. Kaip žinia, žmonėms patinka viską žinantis ir nuolat kitus taisantis žmonės. Puikus, viską apibendrinantis praktinis pavyzdys, kaip reikia bendrauti iš Reddito. Jau iškart žmonės pavadinami negerais. Tada ir toliau jis yra agresyvus, mėsavalgius vadina durniais, šūdo gabalais, kurie turi tučtuojau mesti mėsos valgymą ir atgailauti. Ir čia viskas tyčia. Nes jo nuomonė, matai, kai sakai tiesą, nėra skirtumo, kaip ir kas ją priims. Dažniausiai kaip tik, jeigu žmogaus asmenybė pažeidė, tai labiau įsimena žmogui, didesnė tikimybė, kad jis apie tai daugiau pagalvos ir įsigilins, norėdamas apginti savo ego. Nereikia nesakyti, kad visi po tokio bendravimo buvo sužavėti ir paveikti. Viliuosi, kad mano minėtos taktikos padės ir tau kitame pokalbėje su durniais ir pastatys juos į vietą. O kokių tu žinai gerų metodų ir įspūdingų pokalbių esi turėjęs? Pasidalink komentaruose.